I remember pictures, it's a situation. Aš Londone, sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš Londono. Puikus oras, Londone bus tik vieną dieną, einame prie Marką šopintis, paskui parodysiu, ką nusipirkau. Iš Primarko išleidom 7 svarų. Jei. Esam Aksbridže, žiūrėjau, mėgstu Aksbridže, čia labai gražu. Varom į metro. Dabar parodys, ką nusipirkau Primarke. Aš kaip Primarko fanė. Šitus šortukus, aukštintą liemenį, juodus, labai gerai derinti prie kitų rūbų. Šitą maikutę. Irgi labai paprasta, bet labai graži. Vasara bus gerai. Tada šitas kelnes bus tokios awesome. Jos platėjančios ir trumpesnės tokios. Žiauriai bus gerai su jom. Love. Aišku, ten jie visi lievi. Lievas kokybės, bet, nu va, šiaip užsidėt, panešiot bent porą savaitėlių, tai sueis. Flip-flopai. Tokias basutės, labai gražios, man bent jau nukrypti. Koinyčių. Primarke žiūri gerus skonį, kepurė. Čia tik nuo saulės tokia, realiai nusipirkau, kad būtų su kuo uždegti nuo saulės, nes ten buvo žiūri karštą balį, nes, gertuvė. Tik nusipirkau gertuvę, net pamiršau, kaip tobulą, čia va rankenėlė. Ir čia galima įdėti ledukų ar citrinos, tą vamzdelį. Ir čia 750 mililitrų Primarke geras gertuvės ir šitą galite įsidėmėti. Pasiėmiau tokius sportbačius, nu, dažnai irgi nešiausi turbūt kokias 2 savaitės, nes jie žiauriai greit nusidėvės ir reiks išmesčiui, nes čia, aišku, žiauriai lievi. Bet graži spalva, žiauriai lengvi, žiauriai patogus ir ploni ir su jais gerai vasarą bus. Auskariukus šitus. Nu, jie tokie lempi. Ir akinukai dar vienas, kad biški įvairesnės fotkės būtų, nes tokiais pačiais nors labai panašius turiu. Tai va. Čiltinam, valgom vynagas. Saulutė belė kaip kaitina. Paska. Esam Heathrow oro uoste, pirmą kartą Heathrow oro uoste kažkur skrendu. Jūs pažiūrėkite. Žodžiu, matot, čia man ant žando mėlyna, tai todėl, nes aš apalpau ir dabar man jokie skrydžiai negalvoju apie kelionės, aš negaliu galvoti ir džiaugtis kelionę, nes man žiauriai baisu. Aš tiesiog stovėjau kambarį ir tiesiog praradau sąmonę ir atsikėliau ant grindų ir susitrenkiau galvą žiauriai, va man net mėlynė liko žiauriai galvas, kodėl tada pradėjo žiauriai mane vimdyti ir labai bijau, kad nepasikartotų. Jo, esam Heathrow oro uoste ir jo to lipsime lėktuvą, tai iš ten pafilmuosiu dar 14 valandų skrydis laukia ir turbūt čia mūsų lėktuvas. Jo, žiauriai didelis. Crazy. Ok, vietos nėra tiek, kiek tikėjomės, 14 valandų čia biškį bus koma, bet yra televizorius, dėl ko aš labai excited. Čia langiukus turime du. Ką gavom? Tai gavom ausinės, gavom pagalvę, tai gavom dekį. O Dievas dar negaliu patikėti.
geras. Čia taip pilna, čia naujausi filmai. Aš vienai prisisunčiau planšetę, šitą parsisiunčiau, šitą parsisiunčiau. Bet spaudžiu kažką. Da, ausinės jos labai keistos. Sklandumo Turkija, šitai ką buvo, oh my god. Duoda kiek nori, kada nori, ten spraitus, sultis, arbatas, kavas, vandens. Žodžiu, gerai. Iš čia kartos. Ir žodžiu, va, atnešė pusėčius visokius vaisiai. Jogurtukas, braškio, džemas ant maltės ir čia yra vištienas su ryžiais. Dantų šepetukų, rankų kremas, vabaliukai. Mes Džakartoje skrisim į Balį. Sekantis lėktuvas lygiai toks pats. Tie žmonės kaip karšta, net nėra ko kvėpuota, dabar naktis. Tau saulė nusileido prieš 4 valandas. Klausimas, kas bus diena, jeigu aš dabar mirštu. Aš man atrodo, apsiverksiu rimtai. Kokia aš laiminga, aš negaliu. O Dieve, nieko nesimatys, negaliu pafilmuoti, bet kai išauš rytas, matos visiškai prie pat vandenynas. Are walking into tomorrow. Oh, 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 oh. Okay.